Žodis ne žvirblis. Na štai, nupirkau produktų. Tikiuosi, nieko nepamiršau. Atrodo, kad nieko. O kodėl taip ilgai užtrukai? Gatvėse kamščiai, parduotuvėse eilės, o dar toks bomžas prisikabino. Kas prisikabino prie tavęs? Ai, išeinant iš parduotuvės, prisikabino toks bomžas. Ir ėmė kaulyti pinigų. Įsivaizduoji, aš jam pasiūliau maisto produktų, bet jis neėmė. Norėjo tik pinigų, o pats girtas girtutėlis, kaip vos paeina. Taip, ir man tokių asmenų nekartą teko matyti. Tik aš jų nevadinu bomžais. Nevadinu? O kodėl? Juk žodis bomžas pasiskolintas iš rusų kalbos. Rusiškas žodis бомж yra sudarytas iš frazės без определенного места жительства visų žodžių pirmųjų raidžių. Pažodžiu išvertus į lietuvių kalbą tai reikštų žmogų be nuolatinės gyvenamosios vietos. Štai kaip. O tai kaip tada tokį žmogų vadinti lietuviškai? Tokie žmonės, kurie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos ir glaudžiasi apleistuose namuose, stotyse, miesto parkuose, po tiltais, šiukšlynuose ir dar kur nors, lietuviškai vadinami ne bomžais, o benamiais arba valkatomis. Tiesa, žodis valkata turi tam tikrą neigiamą stilistinį atspalvį, todėl kalbant oficialiai, geriau tinka neutralus žodis – benamis. Taip, aš esu girdėjęs apie benamių nakvynės namus arba apie benamių dienos centrą. Gal jam reikėjo pasiūlyti ten apsilankyti? O, iš tikrųjų, gera mintis. Na, gal tu tą benamį dar kur nors sutiksi. Dabar būk geras, padėk produktus į šaldytuvą.